Nu, galbūt pradėsiu truputį plačiau. Dar kartą sakau, kad nebuvo ne vieno žaidėjo, kuris atsakytų dalyvauti rinktiniai, bet kaip ir anksčiau minėjau, yra problemų, yra didesnių, yra mažesnių, yra visiškai rimtų. Aš tikrai nenorėčiau komentuoti visų problemų detaliai, nes jūs turit mane suprasti, kad žaidėjai ne visi turi kontraktus ir nebūtinai viską turi visi žinoti. Nu, ką jau žinote, pavyzdžiui, apie tos du žaidėjus, kurių nebus rinktiniai, kurie mums labai svarbus. Pirmiausia, Robertas Javtokas. Ką tik buvo atliktos porą operacijų jam ir klausimas, ar dar bus viena, ar apsieis tik tai su gydymu. Linas Kleiza jau pernai matėme, kiek turėjo problemų. Jos didesnės, jos mažesnės gali tik atsakyti jis pats arba gydytojas. Bet atėjo momentas, kada jisai pasiprašė išsispręsti tas problemas ir susitvarkyti. Bet tai nereiškia, kad likusieji žaidėjai yra visiškai sveiki ir pasiruošę 100% dirbti. Yra didesnės ar mažesnės problemos su Jasaičiu ir su Mačiuliu. Mačiulis pradžioje dirbs pagal individualų planą. Kiti žaidėjai dar vyresniai irgi turi kažkokių didesnių, mažesnių problemų. Eilinį kartą, kaip sakant, lauksime mūsų jaunų perspektyvių žaidėjų iš Užjūrio, kurie vėluosis į rinktinės stovyklą. Nu, negalime mes tam prieštarauti ar priešintis, yra kaip yra. Džiaugiamės, kad juos turėsim rinktiniai. Nėra gerai, galvoju, kad ne visi pradedam iš karto vienu metu, bet vėlgi tai yra rinktinė, tai yra kviečiami žaidėjai, tai nėra klubai ir džiaugiamės, kad nieks neatsisako ir džiaugiamės, kad visi sutinka, kiek gali padėti. Matot, kadangi gavome nu jau kada sužinojome tiksliai, kad nebus Javtoko ir Kleizos, aš kalbu apie jos du, tai nebuvo reikalo kažkur traukti kažkokius sąrašus ar dar kažkur. Tai ne, bet aš turiu dalyką, kad šitos sąrašus dar nėra Martyno Geselį. Nu, čia galbūt toks mano požiūris į žaidimą daugiau. Neslėpsiu, didžiausia problema į žaidėjo poziciją, nes ir ta problema šiai dienai nėra išspręsta. Bijau pagalvoti, kad nedaug dievė, kas atsitiktų Kalniečiui. Ir kiek žiūrėjau, ar tai play-offų serija, ar tai pabaiga čempionato, ar tai kitas varžybas, neturiu savo atsakymo, neturiu savo galutinio sprendimo dėl žaidėjo. Todėl vėlgi bus bandymai, vėlgi bus ieškojimai. Vasiliauskas Janavičius bus nauji veidai rinktiniai šiais metais. Pernai tikrai buvo didelis šansas suteiktas Čižauskui, tikrai didelis. Tikėjomės pastumėti jauną vaikiną. Ne viskas taip atsitiko, kaip mes norėjome. Duosim šansą kitiems žaidėjams. Kiek kalbėjau su gydytojais, ten buvo ne kažkas tai tokio labai sudėtingo, daugiau buvo spazminiai reikalai, nuo galbūt pasikeitusio treniruočių krūvio. Šiandieną jis jau gali sportuoti. Negirdžiu garsiau. Nu, tie 17, kurie pakviesti į rinktinę, visi turi šansą. Aš jau, kaip minėjau, atrodo, jo nebuvo pirmam tam išplėstiniam, bet paskui, kadangi įvyko pasikeitimai, kaip sakiau, sužinojom, kad Javtokas nebus, kad Kleizos nebus, kada sužinojom, kad labai ilgai nebus Motiejūno ir dar ilgiau Valančiūno,
Tai yra didelis šansas jaunam žaidėjui, kaip sakant, parodyti save, jeigu sugebės įsitvirtinti, nu, daug dievė. 8 rugpjūčio. Taip. Prašau. Ne. Motiejūnas 22, Mačiulis irgi panašiai 22-23 prisijungs, kažkur tom dienom. Jie būtų suspėję iki visų kontrolinių, o Jono teks ilgiau palaukti. Prašau. Dėl ko tas vėlavimas bus, ką jie veiks? Nu, galbūt, sakykime, NBA požiūris į pasaulio čempionatą, dar kai kurios dalykus. Jie yra jauni žaidėjai, jie negali per daug ten pasakyti, prieštarauti ar dar kažko. Ir mes šitą suprantame ir mes jo žiūrim kaip į savo Lietuvos krepšinio ateitį, todėl nenorim daryti kažkokių konfliktinių situacijų ir ieškom kompromisų. Garsiau. Aš jau sakiau pradžioj, jis yra dar ne iki galo išsigydęs, jisai negali dirbti taip, kaip dirba kiti ir jisai turi individualų planą. Žinant jo charakterį, žinant jo atsidavimą, aš galvoju, su juo nebus problemų. Tuo labiau, kad jo vėlavimas, jis palyginus nėra toks. Mes tikimės, jeigu su juo viskas bus gerai, jeigu jis pasveiks pagal tą programą. Jisai Lietuvoje sportuos ar į Palangą atvažiuos? Žinot, į Palangą, aš sakiau visiems, kas norit, galite atvažiuoti į Palangą. Žinau, kad ir Jeftokas atvažiuos į Palangą, norės ir Kleiza, mes nieko neatsisakysim. Yra daktarai, yra treneriai, gali dirbti, galim padėti ir taip toliau. Kada treneriai dėl Kleizos išaiškėjo situaciją? Kada jisai grįžo, jis iš karto paskambino ir po pokalbio pasidarė visiškai aišku. Bus dar klausimų, kolegos? Visi laukia Hesburgerio.